Sveiki, čia Reidas. Paprasta, kukli, tikra ir nesuvaidinta eismo įvykių kronika iš pajūrio. Vieną antradienį apie 9:30 ryto Klaipėdoje Šilutės plente susidūrė Audi ir Toyota. Pastarasis automobilis išvažiavo iš kiemo į gatvę ir tuo metu jį kliudė iš stovėjimo vietos pajudėjęs Audi, kurio ekipažas buvo sustojęs prie konteinerių išmesti šiukšlių. Klausimas, kas kaltas dėl avarijos? Nes Audi ekipažas nesijautė kaltas, nors buvo sustojęs, įdant po ne šiukšlės galėtų išmesti į konteinerį. Kilo ginčiai, atvažiavo policija. Gal jūs paaiškinsit, kas buvo? Nu, avarija domina mane. Avarija? Taip. Gerai. Tas faktas, jūs klausite ramiai? Aš klausiu ramiai. Taip. Aš važinėjau iš kiemo. Taip. Automobilis stovėjo. Šitas stovėjo automobilis. Čia jūsų automobilis, Audi A4. Jūsų tas. Aš jau jį lenkęs ar kaip čia. Aha. Tikrųjų, jutau, kad aš braukiu per kažką prašau. Štai stovi Mindaugas, jis jau tapęs avarijų specialistu. Bene 54 kartus filmavosi laidoje Reidas. Tas tai gali moteriškiai paaiškinti, kas kaltas dėl šios avarijos. Čia va dar viena ponė viską išmano apie avarijas va. Ten vyksta va pavasariniai darbai. O kaltas Audi ekipažas, nes Toyota jau buvo pagrindinėme kelyje, kai buvo drožta anai iš šono. Jūs tokie pat vairuotojai kaip yra, suprantat? Jūs tos pačios kelių eismo taisyklės žinot tą, ką ir aš žinau. Suprantat? Jūs gal net geriau už mane žinot. Kiek metų daug vairuoja. Ir dar aš jums turiu aiškinti kelių eismo taisyklės. Nu, baigit jūs juokus, gerbėmieji, nu. Žodžiu, prieš pajudant iš stovėjimo vietos Audi ekipažas neįsitikino, kad tai bus saugu, o galinio vaizdo veidrodžiai rodė bet ką, tik nejudėjimą Šilutės plentu. Ginduliuose Passatas lysdamas iš šalutinio kelio užkliudė Golfą ir nuvijo šį į griovį. Golfo vairuotojas Passato jaunuolį nepiktai pavadino kaimiečiu. Выехали по прямой. Да. А парень оттуда с деревни выезжал. Деревенский парень. Passato vairuotojas staigiai pasislėpė savo mašinoje, nors neatėjo paklausti, kur reikia žiūrėti, kad nematytum, kas pagrindinėme kelyje tveriasi. Tačiau čia viskas aišku. Na, kai viskas aišku, tai yra viskas aišku. Pildome eismo įvykių deklaracijas ir skirstomės. Tai nėra sudėtinga skirstytis, nes dar nebuvo to lietaus, žemė nėra pažliugusi, tai kaip nors kapsimės lauk ir skrendame į kitą siužetą. Ten partrenktas motoroleris, ten įvykusi avarija. Ten partrenktas motoroleris, ten įvykusi avarija. O čia va Mindaugas geria kavą. Va. Ta nelemta antradienį Klaipėdoje apie 4 valandą popiet Šiaurės prospekto ir Kretingos gatvių sankryžoje susidūrė motoroleris ir automobilis Nissan Almera. Lengvojo automobilio vairuotoja neslėpė, kad jį į sankryžą važiavo degant draudžiamam šviesoforo signalui. Tuo metu jai iš kairės atvažiavo jaunuolis ir įvyko avarija. 17-metis motorolerio vairuotojas išvežtas į ligoninę. Jam lūžo koja. O kur lūžis, ten ikiteisminis tyrimas. Šviesoforinėse sankryžinėse avarijose labai dažnai niekas nenori prisimti kaltės. Ginčiasi, meluoja, keičia parodymus. Šiuo atveju tik pagirimą į žodį galime tarti Nissan vairuotojai. Ji įvykio vietoje ir partrenktam paaugliui ir policijos pareigūnams pasakė tiesą. Ji prisipažino, kad į sankryžą įvažiavo degant draudžiamam šviesoforo signalui. Taip jau yra. Kuo paprastesnę mašiną vairuoju, tuo doresnis esi. Įvykį tyrė Klaipėdos kelių policijos tarnyba. Nu, mes toli nevažiuojame. Šiandien mes avarijai matome jau antrą kartą Mindaugą. Jis geria kavą, o avarija Šiaurės ir Kretingos gatvių sankryžoje. Supraskit kaip norit. Nieko nesuprantu. Čia Mindaugas. Jis džiaugiasi pavasariu, nes šiandien matome su antrą kartą avarijose. Ir tą patį antradienį, ten pat ir netrukus, netoli tos vietos, kur buvo partrenktas motoroleris, susidūrė Audi ir Toyota. Pastaroji mašina pradėjo manevrą iš autobusų sustojimo stotelės ir kliudė kelių riedančią Audi. Šio automobilio keleiviai išvežta į ligoninę, o avariją sukėlusi vairuotojai teigia, kad Audi spalva susiliejo su aplinka. Tai ir įvyko avarija. Labadiena. Pats vairavot? Kaip buvo? Taip, parvažiavau iš tuos... Čia pagrindinių kelių važiavo. Pagrindinių kelių važiavau, čia moteriškai nepraleid manis. O iš kur ta moteriškė išlindo? Čia iš autobusų stojimtas tas.
A, ten gal klinika yra, supratau. Aha, ir ką išvežė ligoninę? Žmona. Jūsų žmona? Kur sėdėjo? Priekį. Aha, supratau. Kaip ir viskas aišku, jeigu nepraleido jūsų. Na, jeigu dėl automobilių spalvų, tai ko gero Toyota spalva labiau linkusi susilieti su asfaltu, aplinka, bet kaip bebūtų visus svarstymus įvertins kelių policijos tarnyba, kuri pradėjo tyrimą. Ketvirtadienį apie 4 valandą popiet Klaipėdos rajone Priekulės aplinkelyje susidūrė kairėn sukęs Renault Trafikas ir įlenkęs automobilis Nissan Micra. Na, mylėjai, kas kaltas, ką sako trafiko vairuotojas? A šitą vairavot? A jūs jau to prasme rodėt posūkį, sukot ar kaip buvo? Aha. Aš 40 metų stažas. Aha. Viską tvarkingai, nuo pat ten. Persireikėjau tvarkingai prieš žingsninės, pradėjau manevrą. Aš ją mačiau per veidrodį, bet kad jinai lenks iš kairės pusės, tikrai negalvojau. Supratau. Bet pamačiau tik prieš pat, va, matai, dar bandžiau biškį atsukti, bet vis tiek užkliūti. Tai paskutiniu momentu pamatėt, kad jau eina, jau lenkia. Mačiau, kad jau kertų man į sparną, bet nu ką, kada išvengsi. Nu, bet čia dabar, žinot, yra įdomu tas reikalas, kad čia nėra ženklo, kad lenkti draudžiama. Suprantat? Nėra ištisinės linijos, nėra to ženklo su mažytėm Bet aš turiu teisę. šakom. Tai vis turi teisę, be jokios abejonės turi teisę. Ir parodys posūkį ir visą kitą, ir tvarkingai padarys visus manevrus, persireikėjus, sumažins greitį, viską tą padarys. Ne, tai va tokia ir situacija čia yra. Jeigu būtų draudžiama lenkti ar dar kažką, tai be jokios abejonės viskas aišku čia. Taisyklės yra specialistai, teko išsiaiškinti. Taip, aišku. Aš nežinau, jiems ir noriu didėti, kaip tik apie. Be jokios abejonės. Ne, viskas yra tvarkoj. Aišku, jie čia. Aš čia taisyklė. Aš esu įsitikinęs. Teisingai. Yra skirtingos nuomonės dėl avarijos, reikia kviesti policiją. Aš manau, kad nepačiūs. Taisyklė, nes viską padariau. 5 mėnesių vairavimo stažą turinti Nissan Micra vairuotoja Jūratė, slėpusi veidą po parandža, nieko mums nepapasakojo. Tad papasakosime mes. Visų pirma, atitvarai yra gėris. Antra, kelio ženklų draudžiančių lenkti ar skelbiančių, kad čia yra sankryža, nėra. Ištisinės linijos nėra. Žodžiu, lenkti galima. Jeigu būtų ištisinė linija, tas žvyrkelis nebūtų žvyrkelis, o įvažiavimas į kiemą ar teritoriją, tai tada lenkti draudžiama. O dabar Micra kerta ne į trafiko šoną, o jos šoną nubrozdina sukantis kairėn trafikas. Micra jau buvo beveik įpravažiavusi. Pareigūnai linkę dėl avarijos nekaltinti Micros vairuotojos. Kita vertus, jeigu kas nesutinka su avarijos aplinkybėmis, tai tam reikalui yra skiriamos autotechninės ekspertizės, o atsakymo laukti gali tekti ir metus. Klevo lapas tai yra garbė, kad jį turi. Tai reiškia, kad tu turi vairuotojo pažymėjimą. Jaunas būdamas ir beatodairiškas. Vilnius, Drūkštų gatvėje automobilis, štai anava tas sukantis kairėn neturėjo teisės to daryti, jam dega raudonas, o rodiklį žalios tai nėra. Tas pats Vilnius, Ukmergės gatvėje, net 3 nufnufai nafnafai suka kairėn degant raudonam šviesoforo signalui. Klaipėda, kylant pakilimu nuo Liepų gatvės prie Stočio gatvės link, tas veikėjas, bandantis išvažiuoti iš teritorijos, tai daro neteisingai. Jo vietoje būčiau sukęs į dešinę ir nieko nepažeidęs. Didžiausia lietuvių vairuotojų bėda tai kelio ženklinimo nepaisymas. Štai pavyzdys vienas. O tai dar ne viskas. Ir spirgis Martas paskui lekia. 2 pažeidėjai viename filme. Tekos prospekte prie vieno prekybos centro yra tokia vietelė, kur yra ženklas stop. O stop tai ir yra stop, o ne apvažiuoti ir atkišti mums užpakalį savo didelį. Ačiū. Aha. Šilutės plente automobilio Peugeot vairuotojas ne šiaip apvažiuoja greičio slopinimo kalnelius. Jis tai daro apsižergęs liniją. O už tai yra baudžiamas veiksmas. Sendvario žiede kitas veikėjas tai apskritai kerta visas įmanomas ištisinės linijas, važiuodamas aplink žiedą iš tos vietos, iš kurios galima sukti tik į dešinę Kauno gatvės link. Na ir pirmos dalies reporterių darbus vainikuoja Lazdynų avarija. Lazdynai tai puikus rajonėlis Vilniuje, apdovanotas kadaise Lenino premija. Bet tie laikai seniai praėjo, dabar čia žalialapiai vairuoja štai taip, jog net amo netenka pagrindinio kelio šeimininkas ir staiga stoja, susidūrė ar nesusidūrė. Dabar kaip visada mūsų pertraukia reklama, o po jos toliau laidoje matysite.
Pavasaris kaime, kurio keliuose pasirodo tik sunkiai apgirtę vairuotojai. Ir aišku, mūsų ir jūsų laidos pagrindinė rubrika filmuoja reido reporteriai. Tiek buvo reklamos ir anonsų, nuo mes tęsime laidą. Antroji dalis. Šeštadienį apie 2:30 dienos Klaipėdos rajone kelyje Priekulės Sakučiai šalia Lankupių nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė automobilis Renault Megane. Per avariją nenukentėjusiam 38 metų vairuotojui Mariui nustatytas sunkus girtumo laipsnis 2,60 promilės alkoholio. Kokios promilės, tokios ir kalbos. Kas yra gaidyk traukis? Šnekate su manim. Jūs toks vairavote? Netikiu, ne. Paplė, a tu toks vairavai, kiek įpūtė? O kiek jūs įpūtės? Kas įpūtė? Aš nepučiu. Aš netraukiu dūdos. A tu, paplė, čiurpė. Nuo durų, Bet gaidyk. jūs labai girtas esate, žinokit. Aš netikiu, kad lietuviai tokie girti vairuoja, netikiu. Lietuvių, pat lietuvių, tu matei lietuvių. Čia rusai vairuoja. Gaidytų. Supratau. Ačiū. Kiek tamsta įpūtė jisai? Gaidytų. Mariau. Kas yra? Iš kur toks esi kietas? Kietas. A utėlių turi. Turiu, jo, turiu, o tu? Čiul gaidytų. Nu bet ką aš įdėsiu, kokį interviu tavo įdėsiu, gerbiamas Mariau? Čia nėra ką dėti, žinokite. Dėtavau. Ateik čia. Gerbiamas Mariau, aš dar noriu vieną dalyką paklausyti. O ką jūs, sakykit, gerite ir kokią progą gerite? Akcijos darom gerite progą, taip? Gerbiamas Negalėkėjau. Ant fasuoščiau. Oi, čia kitai. Tu žiūrėk. 8 kūliai. 8 kūliai? Aš suskaičiavau tik tai vieną kūlį. Vieną kūlį. Jo, ir tas pats nepilnas kūlis pagal mašiną. 8? Gaidytų. Nu kaip jūs ant manęs kalbate, ponas? Aš nepamenu. Nevadinkite manęs gaidžiu, nu žiauriai, čia mane, žinokit, nu, žiauriai susijaudinau iš tikrųjų. Brolių Nu? Žukauskų gaujos narys. Jūs Žukauskų gaujos narys esate? Amžinatilsį jiems, aišku, bet nu ką jūs, ponas, čia šnekate dabar? Nebėra Žukauskų gaujos jau senai, žinot? Jūs veteranas tos gaujos? Nebėra ir mane. A dabar toks šokas dirceroja, kaip mergina. A taip galima. Apie merginas kalbėjom ir apie kūlius kalbėjom. Ir kalbėjom netgi ne apie kūlius ir merginas mes kalbėjom, o kalbėjom, ką jūs gerėt ir kokią progą tiesiog norėjau sužinoti. Gerbiamas. Oščiau. A dabar pas metus sėdžiu. Tai va, problemė. Pas daktarų, O vairuotojo pragėręs esate, ar irgi užuostymą atimtas vairuotojo pažymėjimas? Jum neduosiu arklėjus. Aš su BMW važinėjau. Čia rimta tada. Tada viso gero. Jeigu BMW esat vairavęs, tai jau taip. Dabar? Tai surašys protokolą, galėsimėt pasigalinėti. Davai. Štai toks yra vairuotojas Marius iš Sakučių, išvažiavo priešingą eismo pusę, ten pradėjo sukinėti vairą belekaip. Kaip moka, taip ir važiuoja. Kol neatsidūrė griovyje, pilietis vairuotojo pažymėjimo neturėjo, ne. Skrydis su šia ką tik nusipirkta mašina buvo paskutinis, nes valstybė gviešiasi tokių kibirų. Mašina bus konfiskuota. O ką Marius? O Marius gers toliau. Ir kitas žetas girtas. Girtas kaip turi būti. Dabar? Tai surašys protokolą, galėsimėt pasigalinėti. Davai. Taigi sekmadienį apie 3:30 popiet policija gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone Endrėjave girtas vairuotojas išvertė medį, sėdi mašinoje ir toliau geria. Atvykus pareigūnams ir atidarius automobilio Audi vairuotojo dureles, iš mašinos iškrito neblaivus vyriškis. Labą dieną. Kaip sekasi? Rūpi. Medžius vartote čia Lietuvoje, kas čia vyksta? Kodėl nepučiat?
Taigi sunkus girtumas bus, o nesat sunkiai apgirtęs, aišku, čia kad. Aš nevairavau. Ai, nevairaut, medis pat. Kur jūs norit nuo manęs? Apšė. Kur jūs kekėtės, kas čia yra? Tu antrą Kas dieną. jum į? Antrą dieną girtuoklis neįmanomas kalbėti. Nu ką žinau. Aš jau. Man medis pats nukrito, taip? Ir jūsų automobilį lempa irgi pati išdužo, taip? Tai kur išdūžo? Ne tau reikalas, kur išdūžo. Reiškia, ne mano reikalas. Nu, kas jum į? Ką reiškia, ne mano reikalas? Daužiavau. Vairą. A, jūs surakintas tuo metu buvote, taip? Bazaras. Bazaras. Ačiū. Paliktas duris atras. Kodėl? Bazarinkėm doliom. O ką čia kalbėt? Ką čia kalbėt? Apie ką kalbėt? Kodėl? O, tie. Nesikeikite tiesiog, nu. Tai aš nežinau, O kodėl. čia šiaip uždėjo? Čia galvojate, už mėlynas gražias akis uždėjo jums tas antrankis? Kodėl, ne. Tai Uždėjo, vadinasi, mažas vėl štinda. bravo turbūt kažką, dar kažką. Tai čia visko. Žinome mes tas pasakas, štai pasirodė kaimynas, kuris nutarė išgelbėti draugo mašiną, bet kad ir pats yra gatavas. Aš tą turbūt čia tau pasakyti. Apie medį, jūsų medį? Labą dieną, namus tas medis tabau. Dėdį, jeigu aš atras blaivą vairuotojų varyti. Ne, gerai, gerai, susitvarkys. Davai, jeigu kas pasiskambins. Blaivą vairuotojų atrodo. Gerai. Tuo metu vis dėlto atėjo laikas pūsti. Tokios procedūros, tokie įstatymai. 289. 289. Sunkus girtumo laipsnis. Taigi piliečiai nustatytas sunkus girtumas 2,89 promilės alkoholio. Be to pilietis bus išvežtas į Gargždus, kuriam bus iškelta baudžiamoji byla už 50 eurų kyšio davimą pareigūnams. Taip, jums nepasigirdo. Byla už kyšio davimą ir dar vienas protokolas bus surašytas už pasipriešinimą policijos pareigūnams. Tik išvažiavo iš Andriavo televiziją ir pilietis bandė atsimti kyšį ir prismaugti policininką. O medis tai supuvęs. Vis tiek reikėjo kirsti. Tai tokia istorija iš pavasarių alsuojančio kaimo. Vyrų mažai, o ir tie patys geria. Reido reporteriai darbus pradeda kelyje, kai Šilutė, kur ties Rimkais itin įžūlaus lenkimo autorius turbūt supranta, kad savo veiksmus atlieka ant tilto. Klaipėda Vingio gatvė sidabrinės spalvos Audi vairuotojas pasidabinęs klevo lapu, štai taip lenkia per dešinę pusę prieš perėją. O tokio Audi tai ieško policija, vaikas yra partrenktas po tokio panašaus pavairavimo. Taikos prospekto ir Rūtų gatvių sankryžoje moteriškė su Ford Fiesta varo per raudoną drąsiai, nors nėra žalios rodiklės, tai net jeigu jie ir būtų, tai vairuotoja privalėjo sustoti, tik tada pasukti. Pasuko, kažką išlaipino ir nuvažiavo. Jeigu tęsiant temą apie išsilaipinimą iš automobilio, tai štai, žmogus išsigelbėjo, nes mūsų reporteris sustojo. O juk jeigu ne, tai būtų ir duris nunešęs ir šiaip sužalojęs tą nemirtingai. O kaip mes vairuojame žieduose? Tai Opelis nemoka įvažiuoti į žiedą, mauna iš 3 į 2, pats nuo Jakų žiedo atvažiavęs 3 eismo juosta, tai ir važiuok į 3. Arba šis krovininio transporto vairuotojas pasiklydo, tai bandydamas atklysti sukėlė visokių pavojų mums visiems. Ir visur tas pats per tą patį. Senvarių žiedas, iš tos juostos, iš kurios gali sukti tik į dešinę, į mokyklos gatvę parvaro juodas BMW ir šauna aplink žiedą ir ne į Tilžės gatvę nusuka, varo aplink tas juodas. Kaunas gimtas Reido miestas. Ir Kone rajonėlis kaimininis, tos vaikystės nerūpestingas Partizano ir Birželio 23 gatvės sankryžoje Range Roverio vairuotojas itin įžūliai suka iš priešingos eismo juostos į dešinę, be stopų, per raudoną. Klaipėda, Smiltelės gatvė. Važiavimas teritorijoje prie vienos valstybinės įmonės tai perspėjimas, kad čia vyksta eismas ir reikia laikytis dešinės rankos taisyklės. Volvo nebūtų likęs kaltas, jeigu jis ir reporteris būtų susidūrę. Būsimas klaipėdietis Liudas mums rašo, kad štai Elektrėnuose nusipirko jis kavos rytė ir tik bats iš dešinės moteriškė su BMW vos neišlaistė tos rytinės kavos su tokiu pavairavimu, nesižvalgydama į vyriškius, tai yra į šonus. Grįžkime į Klaipėdą. Galinio pylimo gatvėje pėstysis pagrūmos visureigio Toyota Land Cruiser vairuotojai už itin šlykštų kelių eismo taisyklių pažeidimą. Lenkimą prieš pėsčiųjų perėją. Gerai būtų, kad ir komisaras Mindaugas pagrūmotų. Taip mes stumėmės iki savaitės pavairavimo Klaipėdoje Minijos ir Kalnapės gatvių sankryžoje vilkiko vairuotojas nesmagiai taip prieš eismą išvažiavo. Mes nebailūs, tačiau vis tiek nesmagu. O šitas vairuotojas, ką savo galvoja, atvažiavo prie Minijos ir Galinio pylimo gatvės, sustojo, pagalvojo, prieš eismą išvažiavo, o ten į jo nosį atvažiavo, tada teko piliečiui persigalvoti ir grįžti atgal. Paini sankryža, ar ne taip?
Į savaitės pavairavimą pretenduoja ir važiavimas prieš eismą Minijos ir Smiltelės gatvių sankryžoje. Irgi vairuotojas susimakalavo eismo juostose, kažkaip čia atsidūręs nesmagiai. Na ir savaitės pavairavimų ir savaitės vairuotojų mes iškilmingai skelbėme Fordo vairuotoją, kuris nežinia iš kur atsirado prieš galingą mašinų srautą Klaipėdoje Taikos prospekte prie vieno prekybos centro. Iš kur čia žmogus atsirado, tai neaišku. Tai ir nereikia čia aiškintis. Svarbu, žmogus savaitės nugalėtojų tapo. Tačiau ne, jis nugalėtojų netapo. Savaitės pavairavimas pas mus vis dėlto atkeliavo iš Skodo rajono, kur kelyje Skodas Aleksandrija, vienas prekybinės įmonės logotipais pasipuošusio vilkiko vairuotojas lenkdamas per ištisinę liniją ir išvažiavęs į priešingą eismo juostą vos nepražudė Renault ekipažo. Gerai, kad buvo palyja, gerai, kad buvo slidu, Renault slystelėjo į priešingą pusę, o jeigu ne, tai kaip tada? O tada krepšiai pakelyje. O dabar kažkas turi kauti už avarinės situacijos sukelimą. Laukiame naujienų. Šiandien viskas, pasimatome kitą antradienį 8:30 vakaro. Baltikum televizija rodys reidą. Čia buvo Gintaras Vaičekauskas ir Audrius Straupas. Būkite aplankyti. Sudie.